Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Su panaičiu Dominiku kalbu. Taip. Ramūnas Ivinskis, Šiaulių pareigūnas iš 3 komisariato. Dominikai, gal gali man paaiškinti vieną tokį dalyką? Mes vaizdo medžiagoje matome, kaip tu su, negaliu pasakyti, ar ten vyras ar mergina, ar dar kokia buvo jūsų kompanija, degančiam raudonam signalui jūs perbėgot geležinkelio pervažą. Taip, aš perbėgau. Tu prisipažįsti, kad tu perbėgai? Taip, aš prisipažįstu. Ar tu supranti, kad tu blogai padarai? Taip, suprantu. Ir tai žinai, kad tai gresia nemaža bauda? Nelabai žinau. Kodėl tu tai padarai? Nes draugai pradėjo bėgti, aš jums sakau, nebėkit, juk raudonas dega, bet jie vis tiek perbėgo, aš juos pasivijau, nes į parduotuvę ėjome. Tu gailėsi dėl šito nusiskundimo? Jo. Aš netikiu, kad tu gailėsi, nes tu nenuoširdžiai kalbi su manim. Bet aš tikrai gailiuosi, aš sugrįžęs tėvam pasakiau dar, kad perbėgau per pervažą ir klausiau, manau, aš blogai pasielgiau čia, o kai draugam pasakiau, jiems tik nusižvengti buvo. Ar gali pasakyti, kas tie draugai buvo? Juozapas Balčiūnas, Ovidijus Venskus ir Žilvinas Tarasevičius. Bet tu supranti, kad tu gali sėsti kalėjimą už tai? Ne, nežinojau. Tai ką dabar su taim daryt? Pakalbėk, sakau, duoka. Kalbus pareigūnų, gerai. Gerai, duok aš mamai, duok. Jūs dar prie telefono? Mes prie telefono. Gali dabar nueiti, nes tu esi pilnametis, taip? Jo, aš. Nueik nuo tėvų ir su mumis normaliai pakalbėk. Aš normaliai noriu pakalbėti. Tai jau aš išeisiu laiptinę. Išeik į laiptinę. Esi suaugęs vyras, už savo turi. Nusiskirsk. Policininkas man skambinu. Nelys gerai. Tai kaip dabar spręsim šitą, manai? Aš nežinau. Taip kaip jūs manote. Už tai yra baudžiamoji atsakomybė. Iki 1,5 metų. Arba viešų darbų gali gauti. Kai pasakysite, bet geriau gal viešų darbų. Bet viešų darbų 2 metus reikės dirbti. 2 metus? Taip, 2 metus. Arba 1,5. Laisvės atimimo. Atimimas. Bet tu pažadi, kad daugiau niekada nebebėgsi per raudoną? Taip, prižadu. Prisiek. Aš prisiekiu. Visais pasaulio prisiekimais. Visais pasaulio prisiekimais prisiekiu. Gailiesi? Taip. Ir draugus pamokyk. Per raudoną bėgti nevalia. Šį kartą atleidžiam tau. Gerai. Dominikai, ar girdi? Tu gali su pareigūnais kalbėti? Ar tu kalbi dabar su mama? Mama man trukdo kalbėti. Duok mamą pašnekėt. Gerai, duosiu. Klausau, labą vakarą. Labas vakaras, pareigūnas Ivaškevičius. Nu tai aš ir sakau sūnui, sakau, palauk, tai o gal čia kokie, sakau, klausiukai iš tavęs, čia jokias ir tau skambina ir gazina, čia žinokit visai pačiaučiau taip ant tėvą. Na, tai va, visai nervuosi, tai va čia. Ne, tai kas čia nutiko, aš nesuprantu, kodėl čia taip atsitiko dabar? Kas atsitiko? Kodėl šis perbėgo per raudoną? Tai dabar, jeigu jie visi šoks nuo stogo, tai ir jam išeis šoks, ar kaip? Ne, tai aš sakau sūnui, sakau, duok man pakalbėsiu, aš pati su pareigūnu, žinot, pareigūnė, buvo ten gimtadienis, padurniavo, jie, žinokit, viską, tikrai daugiau, žinokit, jisai man pasisakė sūnus, tikrai, va, viską, nu tai, va, daugiau taip nebebūs, žinokit, tikrai, va, aš gimtadienis nebeleisiu. Miela mama, galit? Sakykit, mylit savo sūnų labai? Ne, tai taip, nu tai ką galvojat? Mes jum atleidžiam. Ja. Ir jam irgi. Šiaip iš tikrųjų mes apskritai juokaujam. Juokaujat jūs čia? Zip FM. Miela mama, jums skambina radijos stotis Zip FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Skambina radistai jums. Radistai čia? Radistai čia. Tikrai? Tikrai. Labai ačiū jau, žinokit, tikrai išgazinat labai sūnų, žinokit. Tai pasakykit sūnui, kad čia baika, viskas gerai. Gerai, ačiū, viso geriausio. Šaunuolė, mama. Gero vakaro. Linkėjimai. Iki. Va tai, va, ne? Nu, per raudoną bėgti. Per raudoną bėgti, va čia, supranti, bet va čia žmogus, reiškia, yra geras. Jisai net tėvam grįžęs pasakė, kad bėgo per raudoną.
18-likinis, vat vai. Noriu sakyti, vaikai, pasimokykit. Bet tikrai pasimokykit.